Tai va, sugalvojau pasibandyti 100-200 biškį rimčiau pamatuoti, įsidėjau metanolio purkštuką didesnį. Turim dragį, bet dragis neveikia. Pasiskolinau iš draugelio, bet jisai kažkoksai brokuotas ir neveikia, tai matuosim pagal šitą dalyką. Kaip ir praeitą kartą, gan tiksliai rodo. Na, preliminariai vis tiek žinosiu, kaip įsibėgėja. Šį plaukia dabar 15 laipsnių, bet automobilis realiai dar nei vieno pulo nematė, tai Chargeras 5 laipsniai, nes interkuleris viskas tebėra šalta. Įsisukau metanolio didžiausią purkštuką, kokį turėjau, tai ten apie 400 cc, o realiai pasiskaičiavau, kad man reikėtų, ir šiaip pasižiūrėjau, kokius žmonės naudoja, turėtų reikėti apie 600, o prieš tai buvau įsidėjęs tik tai 190, tai pažiūrėsim, kaip jausis su šituo dalyku. O dabar, dar be to su varikliu jaučiu turiu problemų, greičiausiai galvos tarpinai truputį jau praputinėja kažkur, nes antifrizo žarnos yra gana kietos. Na, bet čia nereikia nieko stebėtis, 3 metai jau varikliui, visokių nesąmonių. Tai reikės greičiausiai tą dalyką pasikeisti, nes kamštį pakeičiau, kaip ir nieks nepasikeitė, šiaip antifrizas nedingsta, kūrėsi normaliai, korekcijos viskas ledas, tai pažiūrėsim, gal neišsitaškyčia kokią žarną dabar paspaudus kelis kartus, tai pabandysim pasimatuoti 100-200. Tai praeitą kartą bandėm 4-5, dabar pabandysiu 3-4-5. Identiškai kaip praeitą kartą, tik praeitą kartą buvo šalčiau ir praeitą kartą važiavau be metanolio. Tai dabar apsuksiu ratuką, leisiu biškę taukšt viskam ir pajungsiu metanolį, pažiūrėsim kaip su juo. Biškai geriau. Dabar pabandysiu irgi su metanoliu, bet pabandysiu 4-5, nejungt 3 pavaros. Beveik 8 sekundės įlipau. Nėra labai įspūdingai, bet nėra labai blogai. Išmetimo temperatūra pasiekė beveik 600 laipsnių, tai čia jau realiai yra riba, kai man sumažina galią. Padariau dar vieną runą flat shiftindamas iš 4 į 5, tai 8-8-9, 100-200, labai neblogai. Tai dabar pabandysiu irgi gal su flat shiftais iki nuo 3 pavaros. Pažiūrėsim, nes pradžius skidelė biškį lėtai verčia 4, tai gal pavyks dar greičiau visi bėgėti. Geriausias ten koks 8-8-9 ar kažkas tokio. Bandysim 0-100, pradžią biškai pašildysim padangėlės. Gerai, šitas bus sudėtingiausias, aš manau. Gal dar vieną pabandysiu, 4,74, tai not great, not terrible, ką žinau. Norėtus biškį greičiau, ir tikrai galima greičiau, bet truputį sudėtingai iš tikrųjų. Realiai padangos gale nėra prastas, bet jau ir nebėra idealios, ir nėra ten kažkiek semisliukai, o čia galų varomas automobilis, tai biškį sunku nulaikyti jį ant prasisukant ratams.
Žodžiu, baigia atmintis ragelį, bet va, mano launčiai matos, kaip, ta prasme, velia visą kelią realiai, toj pažiūrėsim, dar kažkur turėtų būti. Čia va vienas launčas. Taip, pradžiai nevelia, bet aš įkalu į antrą pavarą ir pradeda velt, va, čia keliai launčiai, abiejose pusėse pripaišyti. Žodžiu, nelabai sekas palaunčiant labai sėkmingai ir baigęs ragelį atmintis, tai nebenufilmuoju paskutinio, tai geriausias ir buvo tas 4,7 ten kažkas. Čiūlas net neįspėjo, tauščiau išskirstas. Tai vat, nusėmėm tarpinėlę ir realiai yra prapūsta tarp visų cilindrų praktiškai. Nu, čia nėra stipriai, bet yra prapūsta. Stumai atrodo gražiai, tik tais tas stumas, iš kurio buvo išpūstas purkštukas, realiai turi tokią įdaužą. Čia atrodo gan baisiai, atrodo kiaura, bet čia ne kiaura, tokia maža įdauža ir ant galvos yra toks brūkšniukas toj pačioj vietoj, tai nežinau, bet pačios kameros lygios, nėra kažkokios patirpusios, tai jaučiu neapsikrausiu kol kas šito dalyko, bet kai bus proga išimtas purkštukas, reikės pračekinti, jaučiu su kamerytę, pažiūrėti, ar čia nedidėja ta skylė, bet šiaip, manau, nedidėja, nes jinai nuo 2,19 purkštukų, tai čia dabar kiek važinėja, tai nieks nepasikeitė. Būtų sukepus, nes labai atsispindi šviesą, bet irgi ant kažkurio šito mažo kanalo nuėjęs yra tas degėsis. Man atrodo, šį čia netgi galbūt kliuvo. Tai va, iš čia ir pripučia tas slėgio. Aukščiakas kaip ir nedingsta, bet tas pats buvo ir ant 2 litrio, kurį remontavau, ir ant MP4 realiai panaši situacija. O čia draugelis irgi kūkina žiaurius vamzdžius. Tai irgi MP7 Performance, bėda 3 litrai. Tapkė. Čia stendo rezultatai. Čia prieitais metais su senu setupu pavyko įsukti 2,7 realiai kW, purvini pirštai, o čia su metanoliu į alkūnę 303 beveik kW, iš tų, kad vam 7 beveik newtonai, o čia tik ant dizelio 304 kW, 907 newtonų. Tai laukia irgi va temperatūra, dar skirtumas realiai per 10 laipsnių. Kreivė šiaip graži, nežinau, čia galit gal pasianalizuoti kažkas, kas norit.
Šiaip graži kreivė. Nesukom, čia tas pirmas ranas, kaip matai, eina iki 5 štukų 200. Realiai sukom tik tais iki 4,5 tūkstančio, nes reilas biškai pradeda krist nuo maždaug tada ir neina išsukti iki redline, kuris yra 5000. Tai galimai dar keli poniai pasigimdytų prasukus biškai daugiau apsukų. Bet šiaip nesitikėjau. Realiai tikėjaus, kad, taip galvoju, bus 300, būsiu patenkintas, bet taip slaptai tikėjaus 320, bet čia tai iš viso nežinau. Delusional skaičiai kažkokie. Tipo, man net kažkaip atrodo, kad net netikri, bet matavau 100-200 ir įsivedusi tokią formulę, kur įmeti automobilio svorį ir automobilio įsibėgėjimą tą nuo 100 iki 200, paskaičiuoja daugmaž kokia galia yra tam reikalinga, tai kaip ir plius minus atitinka viskas. Tai va, ir metanolio šatukas čia didesnis iššautas dabar, vietoj 300 pm, 700 pm kubiko, tai o žmonės šiaip ranina nuo 600 iki štukos, tai viduriukas toksai aukso, manau. Ir dar nepaminėjau, kad dabar nebevarbustina turbina, nes pailginau aktuatoriaus kojelę, tiek, kad jinai užsidėtų ir turėtų šiek tiek laisvumo, tai realiai pamapinus po to, kai sutvarkiau varbustą, tai dabar pučiu 2,8 baro, ten prie 4000 ir aukščiau apsukų ten 2,9, 2,95, realiai apie 3 barus vis tiek užsibustina, bet dabar važiuoja dar geriau ir 100-200 irgi laikas geresnis, tai ne visą laiką daugiau būsto yra didesnis poweris ir geresnis rezultatas, manau. Gerai, pabandysim vėl 100-200. Stendo rezultatai buvo labai geri, bet man atrodo vėl prapūsta galvos tarpų, tai nelabai gerai. Tai reikės sugalvoti, kaip ją prisukti biškį tvirčiau, kad nenuputinėtų, tai galvoju, gal šausim smeigės. Bet reikia pabandyti, dabar įsukau didesnį metanolio šatuką, nes pasižiūrėjau, kad žmonės daugmaž važiuoja su 600 iki štukos kubikų dydžio šatukais, tai pas mane buvo 307 baby šotas, tai dabar yra 7 pm. Vien stendu irgi sukom su to didesniu. God motherfucking damn. Gerai, labai neblogas laikas, realiai galėčiau dar išranint biškį ilgiau. Pabandysim 3-4 dabar, bet jau išmetė man ir prieš tai klaidą. Neužsitekė klaidą, bet išmetė klaidą reilo, tai galimai negalėsim išranint iki galo. Manau, 8-2, labai neblogas laikas, kol kas užteks tiek. Testavimo reikėtų dragį pasimnešę, šitas vis tiek nėra ant tiek tikslus, bet pakankamai tikslus. Turim naujas padangas, pasimatuosim 0-100 dar. Šimtas, iki 100, tai daugiau nelaužysiu, manau, nes bliamba taip sunku pastartuoti yra normaliai. Ką žinau, važiuoja. Reikia galvą tik sugalvoti, kaip prisukti normaliai ir bus labai gerai.